kaip jisai atrodo. Ką, chebra, sveiki atvykę į naują video. Ką, sveikas, gyvas, stovi ant kojų, jau nebelovai, tai galima jau važiuoti, filmuoti jums kontentą. Tai šiandien bus tokia serija mažytė, kur važiuosime šiandien pakvietę mus į motokroso trasos atidarimą, kur susirinka labai daug žmonių ir bus pasirodymas. O pasirodymas bus tai krosiniai motociklai, šokinės iš didelio tramplino, darys salto ir taip toliau, darys triukus ir parodys ir padarys mums kontentą. Tai kadangi patys negalim važiuoti, tai važiuojam, bet jau kažką pafilmuosim ir pažiūrėsim, kaip reikia taisyklingai daryti saltą. Tai va, iš jūsų po laiką, po komentarą ir važiuojam. Laukiam plovyklos, išplausim dar mašiną, kad gražiai būtų. Tai turbūt reikia biškį papasakoti jums, kaip situacija visa. Tai kaip matot, judu, jau viskas gerai, aišku, dar keltis iš lovos sunku, iš ryto dar geriu vaistus nuo skausmo, bet jau iš tikrųjų labai gerai. Nu, galėtų būti ir geriau, bet šiaip jau jaučiuosi tikrai gerai. Turbūt dar paklausit, kas su keturračiu. Tai su keturračiu, kaip ir sakiau, bus 5000 subscriberių ir tada jums nufilmuosim su kameristo serija, kaip remontuojam keturratį. Nes keturratis tikrai atrodo ne kažką, bet jau dalis visas atvažiavo, Motofoksas parūpino visas dalis, tai realiai reikia tik tais prisėsti ir viską surinkti. Tai neaišku, ten darbų yra ir rėmas biškį paėjęs galas ir vairas nulūžęs ir žodžiu, nepasakosiu. Tai hebra, iš karto dabar paspaudžiam pauzę, kas ne pasubscribinis, nueina, pasubscribina ir jau labai mažai ten liko, net pilna 100, neliko iki 5000 ir išleidžiam jums seriją. Tai ką, hebra, va tai vat, pamoka buvo, bet svarbu, kaip ir visi draugai ir šeima pasakė, svarbu gyvas, sveikas ir galiu vaikščioti. Tai ką, laukiam plovyklos ir važiuojam. Pamajuojam. Pažiūrėk, kiek žmonių. Žiūrėk, tau majuoja. O, čia pareigūnas. Žiūrėk, kaip šypsas. Nu, tamsta pareigūnė. Sieva Pangurski, labas. Kur prisiparkuot? A kur tu nori? Kur nors, kur vipinė vieta. Ok. Dobra. Tai va, matome ant trampliną ir va ten, žodžiu, čiuvelis darys triukus visokius. Tai, manau, bus ką pažiūrėti, bet ir šiaip, sakė, geras renginys bus, jeigu net Vilniaus rajono meras reklamavo, tai reiškia, kažkas bus geras. Tai einam, pasižiūrėsim, kas ten vyksta. Pratai, gal ant batuto? Ja, su mano nugara dabar tik ant batuto ir važiuoti. Eiti. Ir daktaras pasakė, šiais metais su lenktynėm biškį atsargiau būt. Tai turbūt enduro tas mano paskutinis buvo šiais metais varžybos. Bet, žinant mane, tai gali būt, kad dar važiuosim. O gal ir ne.
keturračių per tramplinus šokinė. Nežinai, kur pas šito čiuvo baimės jausmas, bet niekas žinai. Čia nesu keturračių per papus važinė. Bet aš irgi taip moku saltą sukt. Pirmas bandymas greituškė. Tik tais pada su greitai namo reikia važiuoti. Ir dalių daug keturračiai. Tai įsivaizduok, būtus buvo, bet jeigu pamestų šitą mocą iš rankų. Bet ten minkšta. No. Gal nieko blogo ir nenutiktų. Žiūrėk. Gal mums taip pamėgint kada. Tokį įžą nupirkti. Kameristas, galėtum taip iššokti? Su dviračiu. Ne, ačiū. Marai, dabar tau reikia iššokti. Labas, sekėjai. Oi, užrasavo biškį. Atsikeliu, blėdį. Žiūriu, nu ką daryti, dabar tramdryčio paskabinu, visi išvažiavę, galvoju, nu gerai. Žodžiu, mes pagalvojom, kad mes biškį arčiau pristumsim ir tu iššoksi su Galina. Jo. Ir tik jinai dabar pilna kupina jėgų, tai manau, kad dašoks. Ble, vėjas ne iš tos pusės. Nepataikysis. Tai paliubomu, čiagi labai jau reikia. Tai va. Labai reikia. Einam gal nusifotkinsim su juo. Nu galim. Galim interviu paimti, bet jisai baltarusas. Tai jau bijau rusų kalbą kažką įkelt, nes labai daug heitinat, kad rusų kalbos Lietuvoje negalima, tai nežinau ar verta, bet gal galim subtitrus įdėti. Nu bet toks žmogus. Kaip? Nu realiai toks žmogus Na ja. padarė tokį šou žmonėms, tai nemanau, kad nu bus. Nu pažiūrėsim, gal pagausim, gal. Здрасте было. Я там с поворотом летом, блядь, пыли в середине кроссовик стоит, блядь, в пылюге. Если не видаться. Я мыслил за... Отзвонишь, Ярик где-то... Где Ярик, блядь, звонит? Ярик водила. Ярик водила? Бачок потік. Сядь. Matome pavojingas sportas. Снимаю. Иди нахуй.
Ką darai sporte? Иди по трассе его, бля, и танцуй нахуй. Стриги фонтаны. Nu va, kaip matom, irgi toksai pavojingas gan sportas, bet visai neblogai, vaizdų yra, greitis, dulkės. Valdemarka porą ratų pravažiavo, sako, nieko nesimato nuo tų krosinių, nes smėlį kelia. Aišku, ir nuo ketračių tas pats buvo, bet visai neblogas renginukas gavosi toks. Bet šokinėja tai tikrai gerai, ne kameristas. Jo, pritariu. Nežinau, kas čia toliau bus. Turbūt šašlykai ir namo. Nežinau, atsakė, dar gal pašokinės, porą saltų padarys. Norėčiau pravažiuoti. Jau kažkaip taip norisi. Sės biškį pravažiuoti, bet nei keturačio nėra, nei dar sveikatos yra pravažiuoti su keturačiu, bet manau, greitų metų surinksiu keturatį ir jau po biškį galima bus važinėti. Tai ką, žiūrim, ką turim. O jeigu šnekėti apie motociklus, tai chebra, Motofoxas turi dabar nuo 400 iki 800 kubų motociklų. Tai chebra, jeigu domitės ne tik keturačiais, o ir motociklais, enduro, tai drąsiai galite irgi kreiptis į Motofoxą ir padės jums išsirinkti jūsų motociklą. Yra įvairių spalvų, grafikas galės apklijuoti taip, kaip jūs norit, tai chebra, kreipkitės į Motofoxą ar į mane ir padarysim jums krūtą keturatį ar motociklą. O dabar grįžtam atgal į trasą. Galvojau, kad tik vabaliukas kapustus daro, čia žiūrėk irgi. Svarbu vabaliukai nerodyti, po kiek parduoda kapustienę. Vabaliukas sako pigusios, po 7 eurus indėlis. Tak što vabaliuk. Biznes. Kainų jie viduose, vabaliukas pamatys, jis ir taip daugiausiai iš visų mūsų užsidirba. Dabar kaip sužinos, kad pigusą po 7 eurus parduoda. Įsivaizduoji, pas jį iš karto akise tik doleriai. Kaip pas tą krabą. Biznes. Jisgi išpirks visas kopūstas maksimui. Kaip pigusios pats vabaliukas skanesnis ar čia? 7 eurus. Čia už 7 skanesnis, blė. O, vabaliuk. Čia tu samom. Vabaliukas dabar laiką užmetė. Vabaliukas skaniau gamina ar čia už 7 eurus? Kiek mokėjai? 7. 7 eurus. Nu ir kaip? Gana skaniai, man atrodo, po tokių mūsų atostogų ateit laukia šviežiam ore, pavalgyti kažko jau yra gerai. Verta kiekvieno cento. Tai vabaliukas daug ką prarado, kad neatvažiavo čia pagaminti, ne? Ja, žmonių būtų užsidirbęs, man atrodo, daugiau. Mes būtume kitaip padarę. Nuo jų kainas biškiai žemiau ir paliubomai būtų normaliai viskas. Ir būtų biznis. Tak što vabaliukas, ką darai ten, ha? Parašyk komentaruose, ką veikiai šiuo momentu. Paliubomu kokią nesąmonėm užsiminėję. Gerai, toliau nefilmuok. Ir turim Oskarą Miegs vieną iš atstovų. Tai gal papasakojusi biškį apie trasą, kokios naujovės čia, kaip atsinaujina trasa. Nusprendėm, žinai, biškį patobulinti trasą, nes buvo, žinot, patys buvo tokia siaura visa. Dabar mačiau. Praplatinom biškį, nu normaliai praplatinom. Patobulinom tam tramplinus, pakeitėm visą struktūrą jos, tenais vidurį biškį, datobulinom tramplinų padarėm daugiau. Bet to miško neėmėte, ne? Miškas yra enduro padarytas. Supratau. Tai čia krosniai. Bet keturačiams čia irgi galima važiuoti? Keturačiams ir tai padaryta, kad tramplinai būtų nestatusų tokie, kad lengvas būtų, tai kad visi pravažiuotų su jais. Reikės gal kada su sekėjais padaryti kokį mytą ir atvažiuoti į šitą trasą, paimti vabaliuką, tokį renginuką padaryti tarp sekėjų. Kaip idėja? Parašykite komentarą. Manau, kad bus verta važiuoti, nes
žmogus, kurios čia trasa yra, tai stengiasi, kad čia viskas būtų, viskas gerai, klausia patarimų visokių, ką patobulinti. Manau, ateityje bus viskas gerai šiandien. Motoboris. Motoboris, važiuokit visi, gazuokit. Tai va, chebra, gerą trasą. Tai ačiū už tokį renginuką, mielą malonu. Atvažiavom pasižiūrėti. Atvažiavo pas mus šukės. Jo. Ten buvo, o ką jau daugiau ne šokinės? Šokinės toj šokinės. Truputį toj pripūs ir bus Tai ką, ačiū. Davai. Reikia dar priprast prie keturračio. Pirmą kartą sėdžiu ant keturračio. Jo, reikės biškį dar pailsėti nuo keturračių, nes užlipti sunku dar. Bet nieko, reikia po biškį pradintis. Jau nuo kitos savaitės pradėsiu į sporto salę vaikščioti. Pakabėsiu, daktaras pasakė, kabėtų ant turniko, kad stuburas biškį prasilygintų. Reikės tokius, su treneriu pašnekėsiu, tokius reabilitacinius pratimus. Ir bandysim atsistatyti. A ne kameristas. Tai žinoma. Nes liksi be darbo, nėra ką filmuoti. Gerai, einam pasižiūrėsim. Turbūt važiuosim. Namuko. Ne? Turbūt. Dar užvažiuosim dar pavalgyti. Insiga gal? Nu jo, nes čia biški kainos tai kandžiasi. 7 eurai kopūstai, gebra. Varam pas Insigą, pavalgysim kanas. Gerai, važiuojam. O taip vat vabaliukas nemaitina, tai šiandien maitina Insigą. Aišku, ne picos, šiandien paragausim šonkauliukų, skaniai pavalgysim ir užbaigsim seriją. Tai mums skanaus. Končiuo. Nu ką, chebra, vat ir į pabaigą mūsų seriją. Atrodo, visai nebloga serija gavosi. Pamatėm kažką naujo ir tikiuosi jums parodėm kažką naujo. Tai labai buvo įspūdingai, kaip šokinėjo, kaip matėt, tikrai krūtai. Laikas jiems. Trasa atsinaujina. Tikiuosi ir aš kada į tą trasą nuvažiuosiu, nes Valdemarka porą ratų padarė, sako, labai ofigiena trasa. Ir pats norėčiau prasivažiuoti, bet dar sveikata neleidžia ir neleidžia keturratis. Tai, kodėl keturratis neleidžia? Nes jis sugedęs, tai yra sulūžęs. Tai vat, chebra, ačiū, kad žiūrėjot. Paspauskit laiką, jeigu nesunku. Parašykit kokį komentarą ir būtinai pasekit. Jau nedaug liko iki 5000 subscriberių ir parodysiu jums, kaip žadėjau, keturračio remontą. Tai keturratis stovi už vartų.
ir dar nieko neliestas, netvarkytas, net nenuplautas. Tai Hebra damušam 5000 sekėjų ir išleidžiu seriją. Tai ką, visiems ate. Lova! Nu gerai, kas iki galo dažiūrėjo, tai parodysiu jums keturatį. Kaip jisai atrodo. $5000 subscriberių ir parodom. Ir va tai visą dieną в душе neįbu, ką aš čia. Bet nu reikia būt kultūringam. Na, ašgi ne mano bulvės jie. Tai aš turiu sąžinės jausmą. Nori kovo? Žydai. Jo. Po kol laukiam, reikia išplauti bambuką maną. Kujuką, blėt. Žiūrim, kaip atrodo keturatis. O aš kaip ir sakiau, va galit dar biškį parodysiu, blėt. Škai nesigavo. Jeigu tavo buvusi ateina ir tau sako, brangusis, man mazoliai našlotos, nupirkėjai mašiną, blėt. Zaibala, eis. Važinėt. Иди по трассе его, бля, и танцуй нахуй. Стриги фонтаны.